Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė bylojo į tautą. Paklausk ankstesniuosius laikus, kurie prieš tave yra buvę, nuo to laiko, kai Dievas sukūrė žemėje žmogų. Paklausk nuo vieno dangaus krašto lig kito, ar buvo kada atsitikęs toks didis dalykas kaip šitas, ar buvo kas nors panašaus bent girdėta. Ar kuri nors tauta yra kada girdėjusi kalbančio iš ugnies gyvojo Dievo balsą, kaip tu jį esi girdėjusi ir išlikusi gyva? Arba ar kada kuris Dievas yra pamėginęs ateiti ir tautą savo iš kitos išsivesti bandymais, ženklais ir stebuklais, karu, galinga ranka ir iškeltų žastu, bei didžiomis baisenybėmis, taip kaip viešpats jūsų Dievas padarė su jumis Egipte, tau matant. Tatai tu galėjai matyti, idant suprastum. Tikrasis Dievas tai viešpats, o ne kuris kitas. Jisai tau leido išgirsti iš dangaus savo balsą, norėdamas tau duoti nurodymų. Jisai tau leido matyti žemėje savo didelę ugnį, ir tu iš ugnies jo žodžius girdėjai. Kadangi jis buvo pamilęs tavuosius tėvus, vėliau išsirinko jų palikuonis. Jis pats tave išvedė iš Egipto, parodydamas didžią savo galybę, kad tau žygiuojant už tave didesnes, stipresnes tautas pavarytų, tave į jų kraštą įvestų ir jį paveldėti tau duotų, kaip tai dabar ir įvyksta. Tad šiandien suprask ir širdin įsidėk, tikrasis Dievas aukštai danguje, o čionai žemėje yra viešpats, o ne kuris kitas. Todėl tad laikykis jojo įstatymų ir įsakymų, kuriuos aš tau skelbiu šiandieną, kad tau ir tavo vaikams gerai klotųsi ir ilgai išgyventum krašte, kurį tau viešpats tavasis Dievas visiems laikams atiduoda. Tai Dievo žodis. Atsimenu viešpaties darbus. Aš atsimenu viešpaties darbus, o kaip gerai man žinomi ano meto stebuklai. Mąstau apie visą tavo veikimą, apie žygdarbius tavo galvoju. Atsimenu viešpaties darbus. O Dieve, šventas yra tavo kelias, kuris gi Dievaitis toks didis kaip mūsų Dievas. Tu esi stebuklų darytojas, Dieve, pagonims parodėjai savo galybę. Atsimenu viešpaties darbus. Galinga ranka išvadavai savo tautą, Jokūbo ir Juozapo ainius, kaip kaimenė vedei savąją tautą, ranka Mozės ir Arono. Atsimenu viešpaties darbus. Alleluja, alleluja, alleluja. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Matą. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniam. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išpirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo dešinėje su savo angelais ir tuomet atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Iš tiesų sakau jums, kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalystę. Šiandienos Evangelija kviečia pasitikėti Kristumi, augti pasitikėjime, pasitikėti juo labiau negu savimi, negu tai, ką galime suprasti, negu tai, ką galime pajausti, negu tai, ką galime pačiupinėti, nes mūsų pažinimas yra dalinis.
Ir mūsų emocijos jos yra, tos, kurios, labai arti mūsų kūno. Va taip, kaip jaučiamės tuo metu, taip ir atrodo, kad yra visas pasaulis. O čia yra toks nedidelis fragmentas. Yra pasakojimas apie žmonės, kurios pakvietė į didelę tamsią patalpą, kurioje buvo dramblys, bet visiškai aklina, nieko nesimatė, o tie žmonės gyvenime niekada nei matė, nei girdėjo apie dramblį. Ir leido jiem, sako, jūs dabar prisilieskit prie dramblio. Ir paskui paprašė jau išėjus iš to tamsaus kambario nupiešti, kaip tas dramblys atrodo. Ir aišku, kiekvienas nupiešė tą dalį, prie kurios buvo prisilietęs. Kažkas koja, kažkas straublį, kažkas uodegą, kažkas ausį. Ir kiekvienas nupiešė tai, ką lietė. Ir paskui, kai sudėjo piešinius drauge, pamatė, kad jie labai skiriasi. Ir tada žmonės pradėjo kiekvienas kovoti už savo tiesą, sakydamas, ne, dramblys yra toks, dramblys yra kaip šniūras, kas laikė uodegą, kitas kaip kolona, kitas kaip... Kiekvienas tai, ką jautė, tai, ką lietė, tai, ką patyrė iš savo patirties. Lygiai taip pat ir mes esam apriboti savo baimių, savo patirčių, savo nuodėmių, savo lūkesčių, savo dorybių, įsivaizduojamų ir tikrų. Ir čia yra mūsų riba. Ir jeigu Dievą mes nupiešėm tokį, neišeidami iš savo smėlio dėžės, jisai yra labai dalinis. Toks, tai, kas nutiko Dievo tautai, kai Mozė išėjo į kalnus įstatymo. Jie pasidarė savo aukso veršį. Čia mūsų supratimas, mūsų suvokimas. Ir iš Jėzaus mes galime padaryti tą aukso veršį. Iš bažnyčios galim padaryti aukso veršį. Kiekvieną kartą, kai pirmų smuikų groja ne šventoji dvasia, o mūsų ambicijos, mūsų įsivaizdavimas, mūsų kažkokios išmoktos pamokėlės, tai čia yra ne apie bažnyčią iš anapus, ne apie Kristaus bažnyčią, o apie mus. Apie mūsų pačius susikurtus stereotipus ir įsivaizdavimus. Ta mūsų patirtis dangaus karalystės čia žemėje visą laiką bus pirštų galiukais. Galima būtų sulyginti su Sokrato pasakytais žodžiais, išminčiaus, kuris begaliniai mylėjo išmintį ir tiesą ir visą gyvenimą paskyrė išminčiai, tiesos ieškojimui. Sako, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Nes vis labiau plečiasi nežinojimo ratas. Kartu su žinojimo ratu, tas kaip koks apskritimas žinojimo, jeigu jis didėja, tai tas nežinios ratas, jis irgi plečiasi, kaip tas prisilietimas, išorinis apskritimo ratas, jis irgi visą laiką didėja, sąlytį su nežinia. Ir Dievo pažinime lygiai taip pat. Kuo daugiau mes žinom, tuo daugiau mes nežinom. Ir dėl to nuolankumas, dėl to yra tokia svarbi savybė, Dievo motina, mums palikta mokytoja, kad mes sugebėtume neužgožti Dievo savo žinojimu, sekti Kristumi ten, kur jis eina. Ir net jeigu turime kažkokių tai projektų, planų, įsivaizdavimų, įsitikinimų, kad tik tai taip ir taip, tas žudantis radikalumas. Nes galimas daiktas, kad kažkuriuo metu, čia kaip kompasas, jis visą laiką rodo į šiaurę. Nebūtinai vienodai ta rodiklė yra, bet jisai visą laiką į šiaurę. Tai jeigu mes kaip kompasas būtume taip atsigręžę į Kristų, tik tai apsikeičia kažkokios aplinkybės, dar kažkas čia ir kiekvieną kartą naujai. O dabar šiaurė tenais yra. O mūsų įsivaizdavimu, jeigu mes įsivaizduotume tik tai, gerai, dabar pasakyk, kur šiaurė, mes ir sakytume pagal save, pagal savo nuojautą, pagal savo patirtį, bet nebūtinai pataikysim.
kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Kiekvieną kartą nuolankiai prašytume šventosios dvasios, kad vestų mus naujai, kad perkrautų mus naujai kiekvieną dieną, padėtų mums likti ištikimiems Kristaus sekėjais. Ir čia yra didžiulis iššūkis. Ir kuo daugiau patirties, kuo daugiau žinių, tuo sunkiau yra peržengti savo išmoktas pamokas kažkokias, gyvenimo patirtį, jau tai, ką žinom, tai, ką valdom, tai, kas jau yra mumise, tai, ką darom daugybę metų ir atsinaujint. Atsinaujinimas šventojoj dvasioje tampa vis sunkesnis. Bet kas įdomu, atrodo, kuo daugiau patirties, tuo turėtų būti lengviau. Ir viena vertus taip, mes su ta patirtimi vis susidurėm ir su savo nuodėmingumu ir su, kaip Teresėlė sakydavo, sako, nesistebėkit svetimom nuodėmėm. Niekada. Bet neskaitant to, mes dedam to štampus, etiketės, įsivaizdavimus ir nes mums taip saugiau yra. Ir tada mes susikūrėm savo kelionę vietoj to, kad sektume Kristum. Ir kas iš to, jeigu laimėsi visą pasaulį pagal save susikurtą, o prarastum dangaus karalystę, o prarastum tą Betlėjaus žvaigždę, vedlį, vardan kurio. Kas iš to, jeigu laimėtum ten kažkokius tai ginčius? Ir čia tas pats klausimas ir kiekvienam iš mūsų ir visai bažnyčiai. Kas iš to, jeigu ten laimėsi kažkokį tai ginčą, bet prarasi tai, kas yra svarbiausia. Kaip svarbu atsinaujinti kiekvieną kartą šventojoje dvasioje, prašyti, nuolankiai melsti Dievo, kad padėtų mums likti vilties piligrimais. Amen. Homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.